Nepykit, mėlyna chaliavos žiūrovai, bet už visokius tokius komentarus, ką čia remti, juodą ekraną, baninu, patys žinot, kad sėdite čia, parazituojate dėl informacijos, čia ne madų žurnalas, informacijos yra labai daug ir aš gyvenu kaime, pirmyn atgal vaikštau 100 kartų į lauką, tai malkas pjaunu, tai dar kažką. Ir nesiruošiu po 100 kartų persirenginėti, šukuotis, dažytis, plus dažytis nėra iš ko. Pudruotis, tai koks rėmimas, toks ir žanras. Čia yra pavirtę beveik radijų ir nieko čia tokio. Pavyzdžiui, Times of India irgi ne video žanras yra, o rašytinis. Jie ten tekstą parašo ir viskas. O man labai patinka 4,5 milijono žiūrovų. Tai banas viso gero. Kas nori informacijos, tas remia ir siūlau prisidėti. Taip, gal nemalonu čia, kad čia ta okuval akis, bet tai yra simboliška, nes iš tikrųjų man su akim yra problemos ir kai su akim problemos, tai irgi tos akis kartais ir negražiai atrodo ir aš negerai jaučiuosi ir čia filmuotis, žinai, su veiduku, plus yra sukelta grėsmė, yra veidukas mano ištiražuotas, kuo mažiau to veiduko, tuo mažiau grėsmės. To ir buvo siekiama, kad atseit dink iš ekrano, bet aš surandu kitų žanrų. Tai čia atsakymas, kad čia ne grožio konkursas, koks skirtumas, ar aš ten su veidu jums pliurpiu, ar be veido, ar tekstą kažkokį dėčiau. Dabar ką norėjau pasakyti, Vaikšnoras absoliučiai neatstovauja lietuvių tautos. Lietuvos tauta iš tikrųjų originaliam variante yra visi, yra lietuviai, rusai, žydai, ukrainiečiai, labai daug tautų Lietuvos tautoje įeina. Tai nėra etniniai lietuviai, tai mūsų nacijai nusišneka, kur tą dar mergą narkomanę ištraukė, kuri ten mažins Rusiją, tai čia anekdotas dabar pasidarė. Dabar, kai liko tik tai kelios savaitės karo, dar specialiosios pajėgos, matai, maikonus dar parsiduos. Tai žiūrėkite, kas turite prieigą prie tokių dalykų, atspausdinkite tokį maikoną ir patys pardavinėkite, padarykite šitą tokią specialiųjų slaptųjų armijų metodiką masiškai nuparazituoti šitą idėją, patys atspausdinkite šitų marškinėlių, nes šita frazė, jinai negalės patentuoti, šitą mergą, čia yra Zelenskio frazė. Atspausdinkite marškinėlių, kur nors į turgų nueikit, parduokite, internete pasiūlykit, numuškite specialiosiam pajėgom. Kodėl jie babkės dar nori padaryti iš ukrainiečių tautos? Ukrainiečiai irgi įeina į lietuvių tautą. Tai yra mūsų tautiečiai, iš tikrųjų, baltarusai, ukrainiečiai, mūsų tautiečiai. Kodėl iš tos tautos jie daro babkės? Ko jie čia desperacijų, kad karas baigėsi? Karas viskas eina, game over, čia jau plinta nuotrauka, morgė, lapelis su tom spalvom ir game over. Nu, Tai 22 metais viskas buvo aišku, man tai sausio mėnesį buvo aišku, man 14 metais buvo aišku. Jūs nuvažiuokite į Balkanus, pasivaikščiokite po minų laukus, nepasivaikščiosit, nes nusprogsit. Aš kai pamačiau minų laukus, masinės kapinės, susprogdintus namus, tebestovi susprogdinti namai, viskas aišku, pasidaro. Kaip čia gerai parašė Facebook'e. Žmonės nematė karo, nuvažiuokite į Osvencimą ir Birkenau, pasižiūrėkit, ką nacijai išdarinėjo. Kai nuvažiuosite tokias vietas į Balkanus, į Bosniją Hercegoviną, į Birkenau, į Osvencimą, nereikės Ukrainos karo, nereikės Sirijos karo, nereikės Jemeno karo. Kodėl apie Jemeną nešnekate? Kodėl į Jemeną nesiunčiate pinigų? Kodėl maikonų nedarote? Pamaitinkite 800 000 badaujančių Jemeno žmonių. Ar žinot, kad Izraelis su Jemenu kariauja? Ar žinot, kad ten viduj dar pilietinis karas yra? Ir pilietinis karas, ir Izraelis apšaudo. Tai visur maikonus spausdinkit ir padėkit. Tai dabar apie Vaikšnorą pasakysiu. Jisai neatstovauja lietuvių tautos, jisai atstovauja savo tą karininkų bendruomenę. Jiem reikia karo, nes jie paėmė pinigus. Kai tu paėmė pinigus, įsisavini, labai daug mokymų vyko, labai daug visko, jiem reikia rezultatų. Rezultato nėra, karas nebuvo sukeltas, nėra lavonų grioviuose. Nėra kaip pateisinti įsisavintus ten tuos milijonus greičiausiai. Optikas, ginklus, dar kažką, pratybas, dar kažką, mesgi nežinom, tai gal auditą kas nors padarys. Gal padarys auditą, ką jie 10 metų išdirbinėjo su tą paramą Ukrainai. Tai į paramą Ukrainai įėjo karo Lietuvoje išprovokavimas. Bet aš vakar pagalvojau, kaip ir Facebook'e pareiškiau, kad jie rašinėja dabar nacistinės nesąmonės, kad rusų kryptis į Maskvą nuo kada?
Rusai čia gyveno iki įkuriant Lietuvos valstybę iš Vatikano, iki mano giminaitis karalius Mindaugas ties ilsis ramybėj įkūrė valstybę su Vatikanu. Karaliaus Mindaugo šeima yra Radvilų šeima, ta pati šeima. Įkūrė valstybę, rusai čia jau gyveno. Mūsų kunigaikščiai buvo ir totorių kilmės, ir rusinų kilmės, ir mūsų kunigaikščiai ir mamas turėjo rusės, ir mūsų kunigaikščiai išleisdavo savo dukras į Rusiją. Mūsų kunigaikštytė buvo Maskvos didžioji kunigaikštienė. Kunigaikščio didžiojo Vytauto dukra. Mes turime didžiuotis istoriją. Maskva buvo mūsų, mes valdėme. Ne, jie rėkia špygos didumo, kažkoks taškas, ne, žemėlapį ir mergą narkomanę ištraukė, padarysime Rusiją mažą. Ar čia nėra, kad šovė savo į koją? Aš dar vieną baninau, kuris ten kažkokį ten miką man kiša. Tai mano psichopatė kanclerė irgi klykavo apie tą miką. Susikiškit jūs tą miką, kur į subinę, kaip sakant. Man neįdomu, man anksčiau kišdavo vatutį, ką tas degradas tenais apie mane suka, tegu suka, ką nori. Aš ir kitus mokau, būkite kunigaikštiški, būkite karališki, aš į šūdą nekreipiu dėmesio. Aš pažiūrėsiu, ką jie kitą mėnesį po Trumpo inauguracijos ir po taikos Ukrainoje, ką jie šnekės. Ir po Zelijos pabėgimą, įdomu, į kokią Karibų saliną jis įbėgs. Ką jie šnekės, kur jie dėsis su savo šitą visą propagandą. Ar nebus užbaninta, juk visi YouTube'ai viskas sėdi Amerikoje, ar muskai ten ir visi kiti viską nupirkę, neužbanys jų. Už tą visą propagandą, ką jie čia varė, kaip jie čia priešino tautą, kaip jie čia lojo šlykščiai. Tai pirmas toksai atodrėkis buvo, kai jau Izraelio konfliktas pradėjo siūbuotis. Jau čia pradėjo mažėti to rėkimo, klikimo slavo. Dabar po Sirijos šito viso perversmo jie nuščiūvę, ane? Skrenda ir skrenda šalis susitikti su Al-Šara, Ahmetu Al-Šara, Čelaniu. O kur Lietuvos delegacija? O kur Lietuvos užsienio ministras? Kodėl dar ne Damaske? Kodėl skrenda į Kijevą ir kodėl neskrenda į Damaską? Ar Ukraina yra įtakingesnė šalis už Siriją? Ar Ukrainoje sprendžiasi pasaulio likimas? Ar jie taip nesupranta, kur reikia būti? Šitokią mega valstybę vaizduoja, sumažins Rusiją. Į Damaską skriskite. Ne visa delegacija, bet užsienio reikalų ministras tegu nuskrenda. Atstovybę jau reikėtų ten atidaryti. Jau visos šalis skrenda ir atidarinėja atstovybę. Ar netinka, nes Al-Šara greičiausiai Lietuvoje yra įrašytas į ieškamų teroristų sąrašą. Ar aš nesu teisi? Ir Lietuva neištrins jo iš teroristų sąrašo, nes partneris neleidžia. Taip? Taigi ten sprendžiasi likimas. Ukraina, aiškėja, buvo ne Ukraina pagrindinis frontas, čia buvo antras frontas nukreipti dėmesį. Pagrindinis dalykas dėjosi Sirijoje. Cheminio ginklo kūrimas, požeminiai masiniai kalėjimai, masiniai kapai, genocidas, košmaras. Ir mes nieko negirdėjom, nes 10 metų Ukraina, da Ukraina, Ukraina, da Ukraina, Ukraina, da Ukraina. Tai reikia gal susivokti, kur dabar reikia važiuoti. Dabar po Slovakijos premjero vizito gal reikia irgi svarstyti apie kontaktinę grupę į Maskvą skristi. Nes Trumpas jau praneša, šiandien šnekasi su Putinu. Jisai nelauks savo inauguracijos. Ko čia mėnesį laukti? Tai dar dėdukas išskyrė už milijardą tų visų ginklų, o ukrainiečiai taiko į civilius namus, kas yra terorizmas. Tai kai čia man atsiuntė milicija, kodėl jūs nerenkate pinigų siųsti ginklus į Ukrainą, mes už taiką? Aš atsakiau, aš teroristų ir terorizmo neremiu. Jie ne teroristai, jie kovoja už mūsų laisvę. Sakau, jūs pamatysite, kaip jie kovoja. Sakau, kokiais metodais. Ir ypač, kad ten atominis yra terorizmas. Tai šauti su dronais į civilius daugiabučius yra terorizmas. Ir parašė visos užsienio, visos vakarų priemonės įvardino 9-11 tipo terorizmas. Tai yra, ką pavarė ukrainiečiai su dronais Kazanėje. Generolo susprogdinimas yra terorizmas. Nužudyti generolą mūšio lauke lygiavertiškai yra viena. Susprogdinti jį einant civiliai apsirengusi iš laiptinės namų, nusipirkti duonos yra terorizmas. Jie kariauja nekonvenciškai, jie kariauja nemandagiai. Ir toks karas negali tęstis ir negalėjo mūsų prievartauti, pritarti laukinių karui, aukoti,
flažokus nešiotis, kiek mus prikankino, kad mūsų valstybės įstaigos iki šiol užsidėję yra flažokus užsienio valstybės, užsienio teritorijos. Tai tie gerbėmiai, man nerašinėkit, kur kas mane šmeižia. Aš žinau, ką aš darau, aš nekeičiu nuomonės, susiraskite mano 22 metų nuomonę ir dabar viskas yra tas pats. O jeigu ten loja, jeigu jau vatučio tas auglys nebeleidžia jiem loti, jeigu jie jau pro dešinį kažkokį ten pajungė, tai jūs pagalvokite, jisai turi 150 000 auditoriją. Jeigu tokį reikia papirkti loti ant manęs, kur pas mane tik tai 3 000 yra vartotojų, tai jūs įsivaizduokite. Tai taip, mano kanclerė siautėjo, sakė, kad mes visi žiūrėjome, kaip jis apie tave tenais. O jūs dabar kanclerė pasižiūrėkite, ką jinai išdirbinėjo, kaip mano tėvas buvo žudomas. O kiek laiko prieš tai jisai buvo žudomas, kiek laiko prieš tai buvo pipirai ir actas į maistą pilami. Kodėl aš į birželio 25 radau visiškai numarintą? Nes telefonu bendraudavom, aš jau negalėjau nuvažiuoti dėl savo ligų. O jisai čia per galvą kaime gavęs. Beje, vienas, kuris dalyvavo čia sudaužant mano tėvą, pats dabar gavo per galvą, buvo komoje, reanimacijoje ir nekalba. Nes daugelis tų chuliganų buvo užmušti po šitų įvykių, o tas vienas liko gyvas ir va po 10 metų jį pasivijo nuosprendis. Ten taip yra tose gaujose, kad jeigu liko liudininkas, tai jį užverčia, tai jį taip subtiliai užvertė, kad nebekalbėtų. Tai tėtis dėl patirtos tos traumos silpnesnė jau buvo sveikata, nelabai vairuodavo, bet viskas gerai, va, knygas rašė, straipsnius rašė ir gyvai nesimatydavom ir per telefoną nemačiau, kaip atrodo, ir kai pamačiau, buvo klaikus vaizdas. Bet jisai visą laiką mokė nesakyti, aš susiėmiau, pasakiau, kad puikiai atrodai, jisai kaip apsidžiaugė, kai pasakiau, kad jis puikiai atrodo. Sakė, Kristuka, kai tu man pasakai, kad aš puikiai atrodau, aš sveikiau pasijutau. Mes paskui jam paaiškinom, jau kai mirtinas pavojus praėjo, sakom, taigi tu taip mus mokinai, kad negalima žmogui sakyti, kaip tu prastai atrodai. O kanclerė visą laiką lenda prie visų. Oi, čia kaip čia, kas čia. Tai va, apie Mikus aš turiu savo nuomonę, tegu jis ten savo tam, žinai, sėdė, savo ten tam konservatorinę mėšlę, po Trumpo inauguracijos man įdomu, kokią giesmę jie giedos. Tai tie gerbėmiai.